prasidėjo tokie negalavimai. Tai pykinimas, tai viduriavimas, tai pilvo skausmas, tokių nei temperatūrų nieko nebuvo. Kreipėmės į medikus, į Panevėžį vežiau, bet pažiūrėję patikrinę, nieko neįtarė blogo, namo išleido. Taip irgi tęsėsi, paskui pas savo daktarą žam tyrimus visus darėmės, viską. Irgi taip pat dažnai buvo, kad negera, pilvas skauda. O po 2 beveik savaičių, penktadienį vakare jam negeroji tokie prasidėjo, toks ir sunkus kvėpuot biškį. Šeštadienis dalyk ir išbuvo, toks ir valgė, ir normalus, o sekmadienį paskambinau, sakė, jam labai silpna. Aš darbę buvau, kad atėjo ir toks, jau visai nebepaina. Tai greitai išvežiau į Panevėžį. Ištyrė, kad jau vienam plauti pusę plaučio skysčio apsemta buvo. Viską ir įtarė, kad buvo apendicitas trūkęs. Tai galop išvežė operuoti 7 vakare, 9 grįžau į ligonę. Sakė, kad rado naviką, 10 cm. Tai buvo. Taip, buvo sunkiai labai naktis. Tai va, sunkiausiai ištvėrėm, išgyvenom. Dabar čia ačiū aišku medikam už labai priežiūrą didžiulinę. Jo, ir dabar, toliau gydymas. Dabar tiek, kad tas lengviau, kad jisai pats yra atsigavęs. Geriau atrodantis nei buvo, kol reanimacijoje gulėjo. Gydytojas sako, aš apstulbusi. Per naktį, per parą skaitykim, rezultatai atsistojo visi į normas. Tas labai pradžiugino ir jau pradėjom visi galvoti, kad jau bus gerai, visi tą patį kartuoja, kad man tas yra be galo stiprus. Dariui noriu padėkoti labai. Vaikas laimingas, išsipildė svajonės. Labai tikrai džiugiu, kad tokie žmonės yra. Taip pat ir Rimanto Kaukėno šitas fondas. Be galo, jis nuo tos dienos tikrai visai kitoks vaikas euforijai, kai atėjo dovanų, kai nėra, kad tu ligoninėj guli ir tu nieko nematai, nieko. O čia stebuklas jam čia, tikrai labai esu dėkinga, labai. Šiandien kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu ir pildome svajonę berniuko Manto, kuris yra 10 metų. Sužinojo, ne per seniausiai sužinojo apie onkologinę ligą ir dabar yra gydymo procese. Tai atėjom aplankyti, matom tvirtą, drūtą, žibančiom akim, su daug norų, daug svajonių. Išpildėm svajonę, padovanojome keletą dovanų ir pakvietėme į Žalgirio varžybas. Matosi labai daug džiaugsmo ir tikimės, kad suteikėm daugiau dar energijos kovai su liga. Tuo pačiu artėja šventės. Tai labai norėčiau visus, kurie dabar žiūri šios svajonės išpildymą, pagalvoti apie tai, kad reikia pasirūpinti ne tik tai artimaisiais draugais, bet ir tais, kuriem labiausiai reikia pagalbos šiuo metu. Tai labai noriu paraginti visus skirti bent 1 dieną savo laiko, atvykti į ligoninę, išpildyti sergančių mažųjų svajonės ir suteikti jiem dar daugiau drąsos ir jėgų kovoti su ta liga, kuri yra užklupusi. Ir aš net neabejoju, kad pasveikę jie tikrai grįš į gyvenimą su daug jėgų, daug energijos ir tas gerumas suksis ratu. Tai tikrai prisidėkite visi, kas galite prie mažųjų ligonių svajonių pildymų. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.